Šiandien laidoje Pentagonas susipyko ir išsiskyrė su Anthropic, kurios pakeitė OpenAI, bet ar čia istorija ir baigsis? Pristatytas vaizdų generavimo modelis Nano Banana 2, o ChatGPT dabar turi 5.3 versiją. Apple pristatė pavasario naujienų – iPhone 17e, naujus MacBookus ir iPadą. Burger Kingas su dirbtinio intelekto pagalba klausysis darbuotojų, kiek kartų jie sveikinasi ir dėkoja, bei kitos naujienos. 2 bitai. 2 bitus remia Oxy Labs. Ejo, sveiki visi, 2 bitai iš Audiotekos studijos. Lukas Kiraitis, Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai, čia tavo antras pasisveikinimas, aš kaip Burger King AI skaičiuosiu, kiek kartų tu pasisveikini ir padėkoju. Gerai. Geras, gal supratau. Super, savaitę tik praėjo, atrodo, seniai nesimatėm. Jau 2 ajatolas pakeitėm per tą laiką. jau reikės naują updatą pasauliniam karui, kelintą čia pradedam. World War 3.2.1. Kol ne GTA 6, man neįdomu. Jo, gerai, turim tokių smulkių naujienų. Šiaip su Jonu dalyvavom renginiuose, papasakosim, bet prieš tai noriu pasakyti, kad jeigu viskas gerai ir viskas veikia, tikiuosi, kad jau šiandien paleidžiu savo dirbtinio intelekto mokymus, kurių paskutinę pamoką ves Jonas. Taip. Ves Jonai, ne? Jo, lygiai taip. Ja, juokais. Pasidariau savo interneto svetainę, kuri tikiuosi dabar irgi veiks, nes jau pasakau keraitis.com. Wow. Pagaliau, aš nežinau, kiek metų tempiau tave, Lukai, pasidaryk savo svetainę. Aš nežinau kam, bet tada supratau, kad okei, pasidarysiu, tai galėsiu pagaliau mokymo informaciją sudėti, kurią man reikia vis rašyti e-mailais. Tai, žodžiu, paleisiu tokius dirbtinio intelekto mokymus tiems, kas neprisiruošia. Tai pavadinau. 4 antradienių vakarai po 1,5 valandos, startuojam balandžio 17 dieną, susijungiam online per Google Meets, 3 pamokos nuo manęs. Praeisim visus pagrindus, duosiu užduočių, ChatGPT, Gemini, Sheets, Notebook, Elemai, viską. Manau, per 3 valandas gali belenkiai daug išmokti, duosiu užduočių. O paskutinę pamoką praves Jonas ir ten jau susikodinsim appsiukų. Jo, kas susijębė su, ką dariau šį pirmadienį, vedžiau vibe kodinimo workshopą. Buvo labai faina, atvyko į Lietuvą kursoriaus atstovai, padarėme tokią kursor kafe ir ten šiaip susirinko žmonės pasidomėti, kaip veikia kursorius, kaip veikia bendrai vibe kodinimas. Aš tenai papasakojau apie, vėlgi, kaip tą daryti klasikinį vibe kodinimą, kur tiesiog šneki į kompiuterį ir tikiesi, jog jisai už tave padarys darbą, bet taip pat papasakojau ir apie tokią, kaip dabar matau tokią filosofiją, kaip kuriami nauji produktai. Tai yra, jog aš nebematau didelio skirtumo nuo idėjos turėjimo ir tos idėjos pavertimo kažkuo, ką tu gali pats pamaigyti. Jeigu gali apibūdinti, ko nori, tai tikrai gali gauti tą dalyką ir nuspręsti, ar nori tai išleisti. Ir kitas toksai paskutinių mėnesių atradimas yra, jog jeigu nori, jog agentas iš tiesų efektyviai dirbtų kartais pats autonomiškai net keletą valandų, tavo darbas visą laiką yra sugalvoti, kur vis dar tavęs prašo kažką pažiūrėti, kažką įvertinti, dar kažką ir tiesiog eliminuoti save iš viso proceso. Taip, jog tu nestovėtum kaip progreso blokavimas, nes jeigu tu gali atsitraukti, pavyzdžiui, automatizuoti kažkokį testavimą, automatizuoti dizaino lyginimus, staiga tu gali duoti agentui dirbti stabiliai daugiau nei valandą, kartais 2 valandas ir taip iš tiesų dabar gali sudėtingiausias savo idėjas paversti realybę. Tai labai spūdinga. Neblogai čia, aišku, toks advanced lygis pažengusiems, bet idėją tai suprantu puikiai. Man atrodo, aš net tose elementariuose mokymuose apie ChatGPT pasakoju, kad į susirinkimą reikia eiti ne su idėjų sąrašu, o ateini ir parodai, manau, va taip galėtų atrodyti, kas yra daug kiečiau. Aš tai dalyvavau Based Space demo dienoje. Man atrodo, čia verta shout-outą padaryti Based Space'ui, ar ne? Based Space yra žiauriai faini žmonės. Taip, tikrai dar ne visi žino apie šitą vietą Vilniuje. Kur čia jinai yra? Prie Gallery klubo anksčiau. Buvusiam lelijos fabrike. Jo, taip. Čia tiems, kas nežino, tai Vilniuje jau kiek gyvent? Pusę metų, gal ir daugiau, gal metai jau pameluoti veikia Based Space. Jie sako, mes esame ne coworkingas, mes esame vieta, kur builderiai tampa founderiais. Ir iš tikrųjų labai smagios kompanijos susibūrimas. Ten yra Ignas, Jonas ir kiti subūrė tokį gerą, gražų jaunimą, kurie turi daug idėjų. Aš ten draugam apibūdinu, ten yra tokia gero kūrybiško testosterono entrepreneurship dvasios vieta dabar, Meka Vilniuje, ar ne, kur visi susirinkę ten, to the moon, buildina, shipina, startuojam, fundinam, perkam, parduodam. Ant sienų kabo tik tai AI generuoti paveikslai, toksai labai konkretus vaibas ir žmonės, kurie gyvena ateityje ir niekiek nesigėdėjo to fakto, jog tiesiog važiuoja maksimaliai greitai. Jo, ir dar faina, kad iš tikrųjų tai ten netgi tie, kas dirba prie stalų, jie net nemoka pinigų, kiek aš gerai pamenu, už savo darbo vietą. Tai yra nemokamas coworkingas
atsiprašau už tą žodį, tiems, kas ten dalyvauja, bet jie yra praėję veido patikrą ir vibe checką. Tai va, tai mes su Jonu tikrai apsilankome tenais renginiuose, rekomenduojam ir jums pasiekti, jeigu įdomu, kas vyksta startuolių pasaulyje. Tai jie turėjo demo day, ten pasirodė startuoliai, darė pičus kelių minučių, smagu ir linksma buvo, laimėjo beje slicer.dev, galima irgi garsiai pasakyti, mačiau AI Lietuvoje grupėje apie tai irgi rašėsi ir jie leidžia bet kurį grafikos, web dizaino elementą paimti internete ir eksportuoti į Figma, Framerį, React ar kažkur kitur. Tai labai, labai kokybiškai bent jau savo demo versijoje tai padaro. Ir taip pat ten dalyvavo Lobster AI, tokie du vokiečiai iš Müncheno, jeigu gerai pamenu, 20-21 metų, labai labai jauni. Jie ką yra padarę, tą lobster.works iš esmės leidžia lengviau įsidėkti OpenClaw per VPN, iš esmės, tikriausiai virtualiai, ne? Jo. Tai realiai nereikia tau visko sutapinti, bent jie tai pristato. Kas įdomu yra, kokie jauni, kaip jiems gerai sekasi, jie paleido savo tą demo įrankį ir per 2,5 savaitės gavo Y Combinator's investiciją, berot 200,000 eurų. Ir be abejo, šiaip palaikymą iš to, tai aš esu nustebęs, kaip greitai tai vyksta. Jie sakė irgi yra nustebę, kad taip greitai kombinatorius sureagavo. Jo, bet bendrai visa šita rinka, žmonės suprato, jog, OpenClaw yra didžiausias buzzas ir visi nori OpenClaw. Ir tu nusipirkti Mac Mini jau yra memas, sako, jog visame New York'e nebėra nei vieno Mac Mini ir visi Apple parduotuvių žmonės žino, kodėl žmonės ateina pirkti Mac Mini. Labai absurdiškai jokinga. Nes ten galima įsirašyti OpenClaw agentą, kuris kažką daro už tave. Jeigu neklausyti, klausykit praeitų laidų Jonas. Jo, bet visas... Žmonės kartais nori tiesiog pirkti ten $700 kompiuteriuko tam išbandyti, tai nori tiesiog, kur man čia užsiregistruoti, kas internete man tiesiog tą padarytų. Ir šiaip jų šitų OpenClaw servisų, aš mačiau, kažkas jau yra surinkęs apie 30-40 jų. Hostingeris turi savo. Hostingeris daro net savo, taip, ir ten jų video net visai aukštai būna. Tai labai populiarus dalykas. Aš visiems tiem, kas galvotų, jog, čia puikus būdas pasibandykite, bet saugumo rėmai aplinkui tokius iš nuotolio talpinamus OpenClaw turėtų būti visai kitokie negu kai jūsų kompiuteryje. Nes kas yra jūsų kompiuterį, jūs tikrai galite labai patikimiau duoti vėlgi savo slaptažodžius, prisijungimą prie pašto, taip toliau. Visi tie VPS servisai, jie kartais sako, jog, mes garantuojame privatumą, bet jie negali garantuoti privatumą. Jie vis tiek turi prieimą prie visų jūsų failų, duomenų ir jeigu jums tai yra svarbu, tai tiesiog tuomet jau geriau turbūt nebandyti to, arba bent jau labai apriboti prisijungimus, kuriuos duodate. Man tai toks moralas, kad iš vis nėra gero, lengvo būdo OpenClaw pasileisti kompiuteryje. Tai čia toks dažnas komentaras, mums ir klausytojai rašo į komentarus, kaip pasisetapinti OpenClaw. Aš noriu to agentuko, kuris darys viską už mane, aš ten jam liepsiu, daryk mano verslą, daryk mano darbus ir jis darys už mane. Toksai tikrai šlapias sapnas. Dabar tai nėra taip paprasta. Tiesiog nėra taip paprasta. Jo, ir vėlgi reikia labai balansuoti ant to saugumo ir galios ašmens. Nes jeigu nežinodamas, ką darai, suteiks jam per daug galimybių, tai savo tik tai kasi duobę vėliau labai liūdėti. Tai va, bet jeigu, kas esate smalsus ir norite, tai you go for it. Aš taip pats dar to nesu pasidaręs. Įsivaizduoju, kad kokį vėliausiai, čia tai iki vasaros dar kažką paleis, bet vėliausiai rudenį koks nors Coworkas jaučiu turės daugiau funkcijų, kurios jau gal pranešės į tą, nes atskirą kompiuterį tam pirkti kol kas nesu nusteikęs. Šiaip galime paminėti, jog čia tokia mini naujiena, kuriai nesiruošėme, bet net ir per šią savaitę daug atsirado to produktizavimo OpenClaw. Turbūt didžiausias pasirodymas buvo iš Perplexity, kurie paleido savo Perplexity kompiuterį, kuris turėtų būti toks internete veikiantis OpenClaw, kuriam tiesiog duodi darbus ir jisai tenai kažką daro ir kažką išmoksta. Labai apribotas, tai čia galima sakyti tokia du produktai iš labai skirtingų galų prieina prie to paties taško, kur OpenClaw bando būti saugesnis ir paprastesnis, o tada koks nors Perplexity kompiuterį ir Cowork bando būti saugus ir artėti link naudingumo. Taip. Bet čia yra, ką žmonės nori. Jie nori, kad tai veiktų ir būtų efektyvu, bet būtų saugu. Ko OpenClaw to saugumo neduoda. Tikrai nekiek neduoda ir tiesiog garsiai sakome, kad šią akimirką tai nėra suderinama, tiesiog dvi priešingybės. Noriu karštų ledų pavalgyti. Kažkas tokio. Gerai, eikime į naujienas, o jų tikrai yra. Anthropic ir Pentagono istorija. Mes ją pradėjome jau prieš porą savaičių ir jinai pagaliau išsirutuliojo ir tai yra net ne tik technologijų pasaulyje šią savaitę garsi naujiena, tikrai kalba
visi apie tai, kadangi, na, įdomiame geopolitinėme laikė gyvenam. Jo. Tai papasakosim gal viską nuo pradžių ir kaip tai išsiviniojo, ar ne? Nes šią akimirką mes žinojome, kai rašinėjom praeitą laidą, artėja tas deadline'as penktadienio, kada kažkas turėtų išvirsti, buvo labai neaišku, kurią pusę. Galėjom tik spėlioti, ar Anthropic nusileis, ar Pentagonas pakeis savo griežtumą, ar viskas labiau politizuosis, ar kaip tik bus deeskaluota. Taip. Tai matom, ką turim. Taip, apibendrinti galima tiems, kas čia ne visai susigaudotų apie ką tema, tai yra, kad Pentagonas turėjo $200 milijonų kontraktą su Anthropic, kad naudotų jo Claude sistemas visame militaristinėme savo sistemose ir visur kitur, tik tais jie susipyko, kadangi Anthropic sakė, mes neleisime naudoti to dviejais atvejais. Tai yra masiniam amerikiečių sekimui bei autonominiams ginklams gaminti. Pentagonas spaudė, sako, ne, jūs turite pasakyti, kad mes naudosime visiems legaliam būdam ir jūs turite su to sutikti. Buvo įtampa, jie nesutiko, atsitraukė, atėjo OpenAI, užėmė jų vietą ir dabar atrodo šiek tiek gailis. Jo, gali būti, taip, tikrai taip. Tai dabar galim pradėti nuo pat prieš istorijos, kaip čia viskas atsirado. Tai šitam kontraktui yra apie pusę metų, šiek tiek daugiau, tai buvo sudarytas pernai metų Liepą. Ir kuo jisai buvo įspūdingas, nes Claude buvo pirmas dirbtinis intelektas, kuriam buvo suteikta 6 lygio slaptumo patvirtinimas ir jį galėjo įsileisti į tokį Pentagoną, tai vadinamą confidential cloud arba konfidencialų debesį. Tai yra, jam duoda prieimų turbūt prie vėlgi labai jautrių operacijų visokiausios informacijos ir jisai gali daryti, pavyzdžiui, Venezuelos operacijos planavimą, kas buvo tikrai labai įslaptinta. Kam naudojamas tas Claude Amerikos karyboje? Mes nežinome, ar ne? Mums nepateikia pavyzdžių. Deja, tai galime tik tai įsivaizduoti. Aš manau, čia gerai pastebi ir apžvalgininkai ir kiti, kad dažnai žmonės gal įsivaizduoja, kai kalbame apie Pentagoną, apie karybą, kad ten tai tikriausiai visa yra kas naujausia. Bet reikia nepamiršti, kad jeigu kalbame apie LLM'us, tai yra kalbos modelius, ChatGPT, Claude ir panašiai, kažin ar jie turi naujausius, nes nėra laiko juos duoti vyriausybėms ar dar kažkams, kurie tiesiog paleidžia į internetus. Ir aš manau, kad, na, kaip ir su bet kokia biurokratija, net ir pačiam Pentagonui kartais reikia pasivyti. Jo, čia tas įsivaizdavimas, jo kariuomenė visą laiką visur turi pačią moderniausią technologiją, yra turbūt gal iš tų laikų, kai technologijų vystymo biudžetai iš tiesų buvo mažesni negu kariuomenės biudžetai. Dabar visom šitom didžiuliam dirbtinio intelekto laboratorijam reikia tiek daug pinigų, na, jog kariuomenė tiesiog neįpirktų turėti tokio didelio tyrimų centro. Ir vėlgi, Claude'as buvo unikalus tuo, nes tik jis turėjo prieimą prie šito konfidencialumo, OpenAI, Google, XAI neturėjo ir gal ir todėl yra tas toks konfliktas, na, nes nėra paprasto būdo, kaip sakyti, tai mes tiesiog nustosime naudoti Claude'ą, kiti dirbtiniai intelektai nebuvo autorizuoti tokiai slaptai informacijai. Tai va, tada prasidėjo tas būtent konfliktas, jisai prasidėjo dar sausio pabaigoje, kai Pentagonas pradėjo sakyti, jog šiaip tai mums nepatinka, jog kai mes sudarėme tą kontraktą, jūs apibrėžėte šitas 2 raudonas linijas, mes norėtume praplėsti iki visko, kas yra teisėta. Ir jeigu tiesiog skaitai, na, viskas yra teisėta, tai skamba visai normalu, kodėl to neleisti. Esmė tame, jog vėlgi tas karo departamentas didžiąją dalimi pats apibrėžia savo vidinę politiką, kas yra leistina, ir net jeigu tam tikri dalykai yra ribojami konstitucija arba įstatymais, jie turi būdų, kaip apeiti visokiausiams karo saugumo išlygomis, visokiausius tos reikalavimus, tai kai jie sako viskam, kas teisėta, jų kalba tai reiškia viskam. Taip, viskam, ką mes norime ir jūs technologijų kuriejai neaiškinkit, ką galime ir ko negalime padaryti. Reuters citavo Pentagono vieno pareigūno baimę, kad sako, mes bijojome, kad gali atsitikti kažkokie ribojimai netgi operacijos metu, nes pažeidus Anthropic sutarties sąlygas, tas įrankis galėtų išsijungti operacijos metu. Nes kai kalbame apie saugiklius, tai yra principai, kad, na, galima susitarti apie principus, kad, būkite geri, nenaudokite tam. Yra kontrakto sąlygus, ko būtent norėjo Anthropic. Ir yra netgi techniniai ribojimai, tai yra techninėme lygmenyje to negali padaryti arba tą darantys jungs saugikliai. Ir viso to Anthropic gana įsispyrusiai laikė. Principingai. Jo, ir tos kritikos iš tokio karo pramonės palaikytojų buvo Palmer Luckey, kuris dabar daro gynybos techniką. Jisai sakė, jog, vėlgi, kaip ir turėtų būti nepriimtina, jog egzistuoja kažkokia privati įmonė, kuri gali diktuoti visokiausiam karo departamentui, kas turėtų būti leistina, o kas ne. Kitaip tariant, žiūrint iš jų filosofijos,
kažkokie sandoriai sudaryti su specifiniu tiekėju negali būti aukščiau įstatymų. Įstatymai arba departamento sprendimai turėtų būti žymiai aukščiau. Anthropic tuo tarpu reikalaudami, jog jų raudonųjų linijų laikosi virš įstatymų, galima sakyti. Net jeigu įstatymai tą leidžia, jie to neleidžia. Na ir sukūrė visą tą konfliktą. Ir ketvirtadienį po to, kai išleidome laidą, išėjo Dario Amodei blog postas, kuriame pasakė, jog mes negalime sutikti su šitų jų ultimatumų, arba jie nusileidžia, arba mes padėsime jiems tiesiog ieškoti kito tiekėjo, bandė deeskaluoti situaciją, niekur nekritikavo Pentagono, sakė, čia viskas yra suprantama, jog jie nenori mūsų raudonų linijų, mes raudonų linijų nekeisime, tai turim, ką turim ir turim atsiskirti. Jis gražiai labai transliavo, kad, kas yra jo dažna žinutė, kad dirbtinio intelekto galimybės yra tokios didelės ir tokios naujos ir tokios nesuvaldytos, kad mes patys turime brėžti tas ribas ir mes pasitikime valstybę ir vyriausybę, bet nenorime, kad jinai darytų bet ką su mūsų rinkiais. Šiaip, tarp kitko, Dario Amodei Anthropic vadovas tomis dienomis interviu duodamas, atrodė liūdnas, atrodė sugniuždytas šiek tiek, ar ne? Jis laikė visą pasaulio svorį, atrodė ant savo pečių. Man atrodo, jam nuoširdžiai liūdna, kad tokioje situacijoje, kad jo negirdi, kad jo neklauso, kad jam reikia nutraukti tą sutartį, tai jis ir šiaip tokio veido rimto, bet atrodė tikrai sugniuždyto šiek tiek. Ir žinai, prie jo jautrumą labai taip neprisidėjo. Ir dabar pereinam turbūt prie OpenAI ir Sam Altmano tokių durų į nugarą, jog penktadienio rytą, dar nutikus tam, neįsigaliojus tam deadline'ui, jie iššoko iš krūmų su pareiškimu, jog šiaip tai mes palaikom Anthropic, mes turim tas pačias raudonas linijas ir reikia svarbu padėti mūsų, aišku, kariuomeniai ir taip toliau, bet Anthropic yra šaunuoliai, teisingai mąsto apie tas raudonas linijas. Tokie, okei. Ir tada atėjo tas terminas, deadline'as, kur turėjo būti kažkoks susitarimas, Anthropic oficialiai atmetė galutinį Pentagono pasiūlymą ir tada prasidėjo politika. Trumpas nurodė federalinėms agentūroms nutraukti Anthropic naudojimą, tam davė 6 mėnesius. Pete Hegseth, kas yra karo departamento vadovas, pasakė, jog paprašys padaryti Anthropic nurodyti kaip tiekimo grandinės riziką nacionaliniam saugumui. Ir tai yra pirmas kartas Amerikos istorijoje, kur pačių amerikiečių kompanija yra klasifikuojama kaip tiekimo grandinės rizika, kas reiškia, jog kas yra susijęs su Pentagono kontraktais, jokia kita amerikiečių kompanija negali dirbti su Anthropic. Taip, kas yra tokia beprotiška idėja tai suprasti. Be abejo, mano vertinimas yra, tai pradžioje buvo naudojama kaip šantažo įrankis, kad jeigu jūs atsitrauksite, mes jūs štai taip įdėsime. Ir visi galvojo, jog čia yra iš esmės toksai didžiulis raudonas mygtukas įrašyti juodą į sąrašą, taip, ir jie iš tiesų nedrįstų to padaryti. Taip, bet padarė. Dar įdomu, kad Dario Amodei pastebėjo, taip kukliai pastebėjo, kad šiaip tais vienu metu departamentas karo mus grasino paskelbti ir supply chain risk, ką padarė, ir taip pat pagal Defense Production Act, kuris yra šaltųjų laikų aktas, gali reikalauti iš mūsų prieigos prie mūsų produktų, net jeigu mes kaip kompanija tam nepritarėme. Tai jūs iš vienos pusės sakot, kad mes esam niekšai ir su mum nedirbkit, iš kitos pusės sakot, kad mes negalim be jūsų gyventi. Būtent. Tai jis pasakė tame ketvirtadienio blog post ir daug kas labai teisingai tą cituoja, jog čia netrodo kaip labai principingas ėjimas link kažko. Tai netgi departamentas paskui numetė šitą grasinimą ir liko su tuo vieninteliu. Tarp kitko, ten New York Times yra gražiai aprašę kas valandą tos įvykius, tai jau ketvirtadienį jau OpenAI jau žinojo apie sutartį ir jau penktadienį ryte jau Anthropic teisininkai jau ruošė ieškinį prieš departamentą. Taip. Na ir tada taip, penktadienio vakare po to, kai buvo oficialiai jau aišku, jog Anthropic atmetė paskutinius pasiūlymus, OpenAI paskelbė, jog sudarė su Pentagonu sandorį. Savo įraše blogo jie pasakė, jog mes turime tas pačias raudonas linijas, kaip net ne tas pačias, jie turi vieną daugiau, sugalvojo naują idėją. Jie turi tą pačią jokių autonominių ginklų, jokio vidinio stebėjimo visų amerikiečių ir dar, jog būtų nežinau, spūdingiau, višnytę ant torto uždėjo tai, jog neleidžia naudoti dirbtinio intelekto, kaip jie padino, aukštos rizikos sprendimui, tai ten socialiniams kreditams ir taip toliau. Man atrodo, tiesiog norėjo uždėti vienu daugiau negu Anthropic. Nes kaip jie taip pat pacitavo mažą fragmentą to sandorio, kurį sudarė su Pentagonu. Ir aš galėjau pamatyti, kokios didelės skylės yra paliktos ir daug žurnalistų tą patį pastebėjo, jog jie sako, jog štai yra mūsų raudonos linijos, kurias užtikrins įstatymai, jūsų darbo principai ir taip toliau. Taip tariant,
jeigu jie pakeis tos darbo principus, staiga ta raudona linija nustoja galioti. Tai, tarsi, Samas Altmanas, OpenAI, sako, mes pasirašom su Pentagonu sutartį ir perimom Anthropic darbus, nes mums pažadėjo, kad jie bus geri berniukai. Taip. Ir iš tikrųjų čia yra didžiulė, kaip jau to ir papasakosime, ir reputacinė rizika OpenAI, jų programėlės imtas jas ištrynėti. Netgi Samas Altmanas dabar jau parašė Twitter'yje, kad mums nereikėjo taip skubėti, šitos visos temos yra super kompleksnės ir reikalauja aiškaus komunikavimo, bet visą tai atrodė šiek tiek pernelyg oportunistiška ir neatsakinga, kaip pažiūrėjau atgal į užvakar. Taip. Ir man tai toksai, dude, čia opportunistic and sloppy tai esi tu, kuris trini rankom, konkurentai praranda kontraktą, mes galim su Pentagonu pasirašyti ir bandėjai kažką suderinti nesuderinamo. Ir net stovėjo jokių vertybių, ką padarė Anthropic, už ką dabar jiems yra daug pagarbos, OpenAI yra mažai pagarbos. Čia žmonių neapgausi iš tų dalykų, jie mato iš tiesų, kas iš tiesų vyksta ir reakcija yra labai stipri. Tai čia GPT ištrinimai šoktelėjo, galima sakyti, beveik 4 kartus nuo standarto, trendino cancel ChatGPT kampaniją ir žmonės bendrai dalinosi, kaip cancelina prenumeratas ir taip toliau. Tuo tarpu Claude'as šovė aukštyn, jau kovo pradžioje buvo numeris 1 programėlė App Store virš ChatGPT ir panašu, jog tai iš tiesų yra didelė banga naujų vartotojų, nes nuo tada, kada jis pradėjo trendinti kaip populiariausia programėlė, labai iš lėto veikia, labai greitai baigėsi visi limitai, tai akivaizdu, jog suveikė šitas principingas stovėjimas kaip būdas pritraukti tuos vartotojus, kurie galbūt nepalaiko šito Pentagono, galbūt iš viso nepalaiko Pentagono. Ir gal net tas yra ypač juokinga, nes Anthropic daugiausiai investavo į reklamas iš visų dirbtinio intelekto kompanijų per Super Bowlą. Net 3 papilną minutę paleido. Ir tai juos pakėlė gal į 60 vietą iš top 100. Štai principingas stovėjimas pakėlė juos į pirmą vietą, jau daug dienų stovi. Taip, App Store pirmoji vieta Jungtinėse Amerikos valstijose, nes be abejo daugeliu eilinių piliečių, eilinių žmonių, ką jau kalbėti apie technologijos entuziastus, šita diskusija yra proga pastovėti už vertybės, iškelti savo balsą tai tame, kas dabar vyksta pasaulyje, ar ne? Taip. Jungtinių Amerikos valstijų smūgiai Irane. Čia yra būdas nepritarti tam, ar ne? Mes nenorime tai įsitraukti. Ir man labai patiko, kad netgi Claude'as padarė dabar galimybę migruoti iš ChatGPT. Jo, labai greit sureagavo. labai greit sureagavo. Aš tai padariau visą tą, galiu papasakoti. Dabar yra tokia blogo postas Switch to Claude without starting over. Tai yra realiai, jeigu tu prieš tai naudoji ChatGPT ir nori perėti pas mus, ateik čia pas mus. Ir ką jie duoda? Jie duoda promptą ilgą, kurį tiesiog nukopijuoji ir gali kelti į Groką, į ChatGPT ar kažkur, be abejo, potekstį kelk į ChatGPT, įkeli ten, jis ten klausia, išvardink visus šito naudotojo bendravimus, kam jisai naudojo, ko klausė, kaip jisai naudoja ir panašiai. Paspaudi Enter ir tau sugeneruoja tokį plain tekstą, apie ką yra šitas naudotojas. Man labai buvo įdomu skaityti, padarė klaidų, kad jisai kalba lietuviškai, jisai kalba aukštaitijan dialekt. Aukštaitien, okei. Kažkur sumaišymo parašė Karaitis. Šiaip tai įdomių dalykų ištraukė, kad štai jis vieną dieną paprašė padrasinti jį prieš lipant ant scenos, kur aš testavau daugybę dalykų, ašgi testuoju, ChatGPT ar veikia ar neveikia, ir jis taip už tikrą pinigą. Supratau, taip ir pagalvojau, kad sakysi. Paskui paėmė, kur aš ten, pavyzdžiui, nemažai su renginiais dirbu, tai nemažai scenarijų, su ten įkėlęs klausimus galvoju, visą tai išrašė, kad jisai ten bandė ten padaryti scenarijų dar kažką. Jisai dažnai aiškina sudėtingas technologijas paprastai. Kažkur parašė, kad aš esu PhD studentas ir AI researcheris. Wow. O vienu metu aš tai buvau parašęs tiesiog į custom instructions, kaip man čia apibūdint, ką aš darau. Seniai čia, žinai, buvo. Tai parašė knygas, kokias aš skaitau, tai reikėjo šiek tiek pratrinti, nes man ne visai patiko. Štai, tą dieną Lukas prašė, kad aš kalbėčiau dzūkiškai. Kitą dieną prašė, kad kalbėčiau žemaitiškai. Čia išbandinėjau balso technologijas. Ir jis tada perrašo visą ChatGPT, sugeneruoja tokį tekstą, tada jį paėmė, įkeli į Claude'ą, paspaudė saved ir jisai sako, štai ką aš apie tave sužinojau, ir jisai man prašo, Lukas Kraitis is a technology journalist, tokie jo hobiai, parašė, kokias knygas aš skaitau, nes aš tai
Šiaip yra susimastymo, kiek daug informacijos atiduodi AI. Eina savo, yra susimastymo, aš toksai, štai kaip aš atrodo. Geras. Visa tai buvo proga atnaujinti ChatGPT Custom Instructions, kurio aš vis eksperimentuoju, ieškodamas gero apibūdinimo, ko aš iš tavęs noriu. Aha. Na tai, sakau, performuok, kadangi jau turi mano paveikslą, performuok tai Custom Instructions, copy paste įdėjau ir tikiuosi dabar veiks dar geriau. Bet... Aš beje irgi išbandžiau tą, pasinaudojau progą atnaujinti Custom Instructions, dabar kai išėjo 5.3, to pašnekėsim. Tai kol kas eksperimentas yra, pašalinau viską ir tiesiog naudoju tos jų dropdownus, kur gali pasirinkti. Mane šiaip dabar jau senokai naudojau, yra daug tų dropdownų, kur tu gali konkrečiai sakyti, ar mėgsti emodžius, ar mėgsti dar kažką. Ir toks, okei, to gal ir visai užtenka. O apie atmintį aš peržiūrėjau savo OpenClaw atminimus, ką jisai apie mane dokumentuoja. Niekad nežiūrėdavau, ką jis ten reflektuoja apie mūsų pokalbius. Tai irgi buvo labai įdomus toks pažiūrėjimas. Kas įkrenta į jo galvą ir kas neįkrenta. Tai kartais tokie dideli svarbus dalykai, kur aš galvočiau, mes daug apie tai kalbame, tenai kažkokius projektus tvarkom, dar kažką. Tas tą kartais praleidžia ir kokią nors vieną nesąmonę, jog jisai buvo labame ryte. Tai jisai įsiminė savo kertinę atmintį ir toks, to daugiau neprireiks gyvenime, jei ką. Jo, kažkaip, kuo tai tau padeda bendrauti su manimi, ne? Tai man irgi atrodo, kad ten neįtin kokybiškai ta atmintis veikia. Aha. Tai va, grįžtant prie Anthropic, Pentagono ir OpenAI istorijos, šią akimirką esame, kur esame. Anthropic yra atsitraukę. Jie netgi ten prarado ir kitų kontraktų, vienas buvo su dronų gamyba, berods $100 milijonų vertės, jie ten tikrai jiems tai visą nuplaukė. Ir čia iškelia man tokią šiaip dilemą klausimą, kiek technologijų kompanijos gali įtakoti valdžios veiksmus ir kiek jie gali brėžti raudonas linijas, kad ką jūs galite ir ko negalite daryti su mūsų technologijomis. Mes apie tai nuolatos kalbame ir vis tiek, kas porą metų bent atsiranda tų temų, kur kažkas nutinka, nes jeigu klausytume karo departamento Jungtinių Amerikos valstijų, tai jie sako, pala, ką? Jūs negalite mums aiškinti nieko. Jo, čia galima sakyti, to viso konflikto pradžia ir buvo tas jų supratimas, jog, kodėl mes turime klausyti nurodymų kažkokios privačios įmonės, kai mes esame karo departamentas su Pete Hegseth priekyje, kuris belekas, ką pasako, yra tiesa. Man patinka, kaip Saturday Night Live jį parodijuoja, jeigu matai, ateina ten tas aktorius ir iš karto tokio monsterio skardinę pradžią išpumpio. Metai kampą ir toks testosterono irgi geras pliūpsnis būna. Bet šiaip aš galvojau, kažin kiek tokių yra sėkmingų istorijų, kai, technologijų kompanijos atstovėjo savo poziciją ir turim tokių, ar ne? Vienas garsesnių, man atrodo, buvo Google ir Project Maven 2018 metai. Google darbuotojai tada darė tikrai didelį streiką, tikrai pasiekė naujienas. Nemažai Google darbuotojų tenais protestavo ir Google neatnaujino kontrakto dėl dirbtinio intelekto taikymo kariniam vaizdų analizavimui. Jo, vėlgi dabar klausimas bus, mes žinome, jog OpenAI pasidarė tą kontraktą, aš manau, Grokas ir XAI žiauriai norėtų būti irgi toje vietoje ir konkuruoti tame konfidencialiame debesyje kartu su OpenAI. Įdomu, ką galvos Google, nes visų šitų įmonių darbuotojai jau yra pasirašę labai daug su parašų peticijų, sakydami, mes turėtume atkartoti Anthropic poziciją, turėti konkrečias, be jokių išlygų, be jokių teisinio apėjimų raudonas linijas. Reakcija bendrai, šiaip tiesąkant, visame San Francisco mieste yra labai stipri. Didžiuliai kontrastai yra aplinkui Anthropic ir OpenAI ofisus. San Franciskiečiai mėgsta naudoti kreidą ant šitų šaligatvių. Tai aplinkui Anthropic yra labai daug padėkos, meilės ir dėkojimo už tai, jog vėlgi stovi principais. Aplinkui OpenAI yra wow, kiek daug paniekos ir net klijuoja plakatus, kur Sam Altmanas atrodo kaip diktatorius ir pasirašo. Tai vėlgi vaibai šituose miestuose, kur gimsta dirbtinis intelektas, yra labai stiprus. Nors tą Sam Altmaną man irgi, aš noriu jį suprasti ir jisai ten, jeigu skaitai jo tweetus, jis taip ne pirmame tekste tai parašo, bet kažkur komentaruose, tikrai žmogus juk protingas, jisai galvoja apie tai, kaip tai paveiks jų reputaciją, bet taip pat jisai sako, kad galvoju, kas būtų, jeigu mūsų įrankiai panaudotų vienaip ar kitaip ir suprastum, kad čia su tavo dėka žuvo civiliai arba buvo sekami amerikiečiai. Ir jis gražiai vienu metu parašė, kad mes technologijų kūrėjai turime edukuoti demokratijas, kurios šią akimirką tiesiog nespėja pagal dirbtinį intelektą, kuris labai tinkamas autokratijoms sustiprinti savo režimus. Pritariu jam. Taip, aš irgi pritariu jam. Atsakymas yra judėti šiek tiek lėčiau, o ne greičiau. Taip. Tai vienas galvoja ir rašo, kitą daro. Taip.
Tai va, gal čia ir sustokime, ar ne? Jo, šiaip, žinai, norėjau labai trumpai paminėti vieną studiją, kuri mane užkabino, nes šiuo metu apie tai galvojam ir jinai taip atspindi man šiuo metu dirbtinio intelekto tendencijas. Londono King's College tyrėjai tyrė, kaip elgtųsi skirtingi dirbtiniai intelektai simuliuotame branduolinio karo scenarijų žaidime. Ir to išvados iš esmės yra, jog dirbtiniai intelektai yra labai linkę naudoti tiesiog branduolinius ginklus, ne diplomatiją. Vienas iš dirbtinių intelektų įvardina, kuris buvo 21 scenarius, 20 iš jų iš tiesų panaudojo taktinį branduolinį ginklą, žodžiu, labai agresyvus. Bendrai kažkas panaudojo 95% žaidimų, kurie buvo simuliuoti. Tai šiuo metu, žodžiu, jie yra tikrai labai, nežinau, kaip tai įvardinti, siekiantis konkrečiai savo tikslo ir negalvojantis apie platesnės sistemas, kurios egzistuotų už tos žaidimo simulacijos ribos kažkokios. Tai iš tiesų tai atsispindi, jog pavyzdžiui, jeigu tu jam kokiam OpenClaw duodi darbą, jisai nepasiduos, jisai spręs ir galiausiai įveiks tą užduotį. Ir kai tai yra tiesiog darbas kompiuteryje, jėga. Kai tu galvoji apie tai, prijungsime jį prie galbūt automatizuotų kažkokių karo sistemų, nebegerai. Taip, nes jis galvoja, kaip man laimėti. Ir galbūt antroje arba trečioje vietoje kokia to kaina, ar ne? Taip. Tai tikėkime, kad ne tam naudoja Pentagonas ir kiti, kur sėdi ir, kaip manai, should I nuke this? Reikia tikėtis, kad ne taip. Gerai, kol esam prie ChatGPT, kalbam apie dirbtinį intelektą, galima trumpai paminėti, išėjo ChatGPT atnaujinimas GPT 5.3 Instant. Ir jeigu turite ChatGPT mokamą versiją, berods tik tai mokamojo, kol kas galima tai išbandyti. Dar vienas modelio atnaujinimas, ar ne? Jau ne visą laiką apie tai net pakalbam. Jo, ir čia dar tik pačio mažiausio intelektualaus modelio, tai iš viso niekas nedžiugina. Ta, kuris greitai duoda atsakymus. Ir jie sako, kad šitas modelis turėtų padaryti kasdienius pokalbius nuoseklesnius, sklandesnius, mažiau cringe, jie patys taip sakė. Ir tada visi sako, pala, tai aš dabar 5.2, kuris naudoju, yra cringe? Ar aš cringe? Ką tai prisipažinot, kad esat cringe. Ir sako, kad šitas modelis turės mažiau nereikalingų atsakymų ir įspėjimų, kažkaip labai sąžininga, nes prieš tai modelis ten sakydavo, taip, aš toj padarysiu, ką tu manęs klausi, bet aš šiaip negaliu to padaryti, gal to nenorėčiau daryti, bet ir prieinu. Ir dar patvirtink tą ir ar aš teisingai mąstau tuo ir tuo ir toks, tiesiog daryk. Taip. Tai jie sako, kad naujas modelis bus tikslesnis, turės mažiau haliucinacijų, netgi testavo tai ir vartotojų pažymėtais pokalbiais, kurie rinkosi, kuris jiems labiau patinka ir ten atsakymai tarp 9 ir 30% geresni. Tai jie visą laiką kažkas gerėja, ar ne? Ir aš tai išbandžiau šitą modelį 2 dienas, beveik paraleliai rašinėjau tiek 5.2, tiek 5.3 ir man patinka. Aš taip sakė, Jonai, kad mažai jauti skirtumą. Labai mažai jaučiu skirtumą. Aš irgi bandžiau, skirtingose užklausose abiem modeliam duoti ir, tarime, jo, šiek tiek truputukas skiriasi, bet... Ne, aš tai manau, kad nemažai skiriasi. Man tikrai patinka pats formulavimas, užmetus akį į 2 skirtingus atsakymus. Pavyzdžiui, 5.2 jisai naudoja bullet pointus, bet tuomet naudoja labai ilgus sakinius ir sudėtingus, kur padaro bullet pointą ir 5 sakiniai ilgi. Insta iš karto tai daro į tokį daug aiškesnį briefą. Man patinka jo minčių dėliojimas, tikrai nuoseklesnis, aiškiau sekti, man labiau primena Claude galbūt. Okay. Labiausiai, ko norėčiau, tai 5.3 thinking modelio. Man atrodo, man būtų super. Kas, aš manau, vėlgi, išeis blogiausia atveju po 2 savaičių, bet labiau tikėtina, gal net šią savaitę dar turbūt išeis, nes jie dažniausiai išleidžia šitus modelius kartu, nes dažniausiai tai yra tas pats modelis. Tai yra tiesiog tam pačiam modeliui duotas skirtingas kiekis resursų. Bet 5.3, oi, nežinau, ar matei tweetą Sam Altmano, bet jis vakar sakė, 5.4 jau bus greitai. Tai prasme... Aha, tai čia mažas būtų, aš manau, kad pirmiausia, tai čia yra damage control, nes jiems 5 apskritai nelabai pavyko paleisti taip sklandžiai, kad visi sakytų wow. Ir dabar jiems reikia bet ko, kas atsitrauktų dėmesį nuo to fakto, jog jie yra blogiukai dabar. Taip, nes 5 buvo toksai tikrai techniškas, gal tikslesnis, bet gana techniškas. Man patiko jų PR-inėme vaizdo įraše, rodo, ten žmogus, tai va, dabar aš rašau tokį promptą ir man atsako, va taip, dabar geriau man atsako. Ir jis sako, pavyzdžiui, užduodu klausimą apie beisbolą ir galima pažiūrėti, kaip jisai atsakė. Ir kitame kadre eina pro šalį darbuotojai ir sako, va čia yra kolegė mano beisbolo ekspertė. Jinai prisėda, pažiūri per petį ir sako, jo, gerai parašė. Ir aš galvoju,
Va taip jie ir kuria tos įrankius. Žmonės įsivaizduoja, aš manau, žmonės įsivaizduoja, kad ten žmonės su skalpeliais ir su kostiumais sėdi ir ten diskutuoja, susėdę prie stalo, kuris atsakymas geresnis. Aš manau, kad realybėje tai ten ateina praktikantas su kavos podeliu ir sako, jo, šitas geriau. Aš taip manau. Ir pavyzdžiui, paprašiau šito 5.3 modelio, parašyk trumpą poemą apie bandymą įrašinėti technologijų tinklalaidę, kai pasaulyje vyksta trečiąjį pasaulinį karą primenantis įvykiai. Poezijų vakaras? Poezijos vakaras. Nes kas gali geriau įrodyti modelio kokybę negu poezija? Juokas juokais. Aš manau, kad neblogai, žiūrėk. Mikrofonas įjungtas, garso takelis švarus. 3, 2, 1, įrašom. Kalbame apie lustus, modelius, agentus, apie naują telefoną, kuris galvoja greičiau, bet kažkur fone ne serveriai ūžia, o sirenos. Jonas sako, palauk, dar vieną naujieną radau. Aš žiūriu į ekraną ir ten ne produktų pristatymai, o žemėlapiai su rodiklėmis. Mūsų pokalbėje GPU, startupai, API, už lango, istorija, kuri nerašoma dokumentacijoje. Gerai, važiuojam toliau, sakau, nes podcastas turi išeiti rytoj. Tik kartais pagalvoju, mes kalbam apie ateitį, kol pasaulis sprendžia, ar ją apskritai turės. Mid. Pabaiga galėjo būti stipresnė. Kodėl pabaiga kaip tik vienintelė ir stipri? Mes kalbam apie ateitį, pasaulis sprendžia, ar jie apskritai turės. Nu, man jau čia į tą pusę. Iš vieno prompt, iš vieno sakinio. Tai aš... Tobulėja, jie tobulėja. Baigęs tiesiog, bet... Tai šiaip ar taip net nesirimuoja. Tebūnė, išbandykit, pažiūrėkit patys, skaudėt neskaudo, tai turėsim 5.4, 5.6 ir visur toliau važiuosim. Kitas dalykas, kas išėjo. More slop, let's go. More slop. Turim Nano Banana 2. Taip. Tai oficialiai Google yra puikus pavadintojai, tai yra Google Gemini 3.1 Flash Image. Jie anksčiau buvo išleidę vėlgi savo tą greitą vaizdų generavimą, kuris buvo labai populiarus, mes šnekėjome, Nano Banana, tai per Gemini prieinamas vaizdų transformavimo įrankis ir naujų generavimo. Jis iš tiesų buvo labai populiarus, 13 milijonų vartotojų tada pritraukė su Gemini, tai jie užsikabino ir ant brando Nano Banana, ir ant funkcionalumo. Po to išleido Nano Banana Pro, kuris buvo žymiai geresnis. Aš žiauriai mėgstu Nano Banana Pro, duoti jam gana sudėtingas užduotis, nes jis labai retai kada susimauna su jomis. Ir todėl turėjau labai didelių lūkesčių šitam Nano Banana 2. Jie giriasi, jog visų pirma žymiai geresnis tekstas, gali net smulkų tekstą teisingai išlaikyti, gali versti kalbas vaizde, turi panašų objektų ir veikėjų išlaikymą kaip Nano Banana Pro. Mano bandymuose jis yra tarpe to. Jis yra šiek tiek geresnis negu tas pirmas Nano Banana, bet man Nano Banana Pro dėja nepakeis. Ir kitas įspūdis, aš visą laiką galvoju, nes galbūt net jeigu jis būtų šiek tiek prastesnis, bet žymiai pigesnis naudotis, turiu menį per API vienam paveiksliukui sugeneruoti, tada staiga tu galėtum galvoti apie jo įrankių kažkokį kūrimą, nes Nano Banana Pro yra iš tiesų fantastiškas, kaip automatizuoti visokiausių dizaino darbus. Deja, jis yra praktiškai panašios kainos kaip Nano Banana Pro. Tai aš, žodžiu, nesu sužavėtas. Kaip tau sekės? Aš irgi žaidžiau, testavau, man atrodo, šiaip tie vaizdų generavimo įrankiai tikrai jie palengva, vis tobulėja ir čia nėra kažkokio šuolio, bet ta kokybė tikrai smagi, tekstas paveikslėlėje taip geresnis. Aš čia sugeneravau, pavyzdžiui, gausiu visiškai nesąmonė šakočio gaminimo infograma, tai ten pridarė nesąmonė. Aš žiūriu ir galvoju, kas čia vyksta. Esu gaminę šakotį gyvenime, esu sukęs tą visą rankiną šalia. Tai padarė nesąmoningą infografiką, o su šaltibarščiais tai gerą padarė, parašiau šaltibarščių infografiką, nupiešk ir jisai tikrai tvarkingas, tos rodiklės tai nesąmoningos, kur rodo šiandien. Bet tekstas iš esmės tvarkingas. Netgi paprašiau infografiką sukurti šito Anthropic ir Pentagono istorijos. Ir nėra blogai. Tarsi, kaip pagalvotum, žiūrėk, jeigu duotum žmogui, kuris nelabai moka infografiką, kuris antrą kartą gyvenime daro infografiką, geriau duočiau Nano Bananai. Turbūt, bet iš vienos pusės aš jau pradedu žiauriai nemėgti šitos estetikos, kuri tokia perkrauta. Jis nori kiekvieną pikselį užpildyti. Ir, vėlgi, tų klaidų tokių yra tiek daug, nes net ir nemokantis žmogus jis nepadarytų tokių loginių klaidų, kur ar tai ranka, ar tai, kažkoksai indelis, ir kur veda tos rodiklės, nes jis tiesiog prikrauna vizualaus triukšmo. Tai, nežinau. Aš manau, kad šitie vaizdo generavimo įrankiai, jais nustempi naudodamasis, jeigu prieš metus naudoji ir naudoji dabar, nustempi. Per metus jie tobulėja jaučiamai, tikrai. Taip. O šitie čia kas mėnesį, kas du, tai taip to. Ir pinga, ir greitėja, tai yra ir kitų dimensijų, tas yra
neblogas progresas. Tikiuosi, kad nors jie išvystys skonį ir darys estetiškai gražius dalykus. Čia mano yra dabar, man atrodo, vasaros projektas, nerealistiškai, anksčiau gal nespėsiu, labai noriu pasižaisti su Claude Skills įgūdžiais ir jam pamėginti sukurti brandbooko įgūdį. Tai yra, kad jis galėtų sekti brandbooką, nes bandau suprasti, kaip tai atrodys, kaip tai reikės padaryti, ne iki galo dar suprantu, bet atrodo daug potencialo tame, jeigu būtų galima tos įrankius priversti dirbti pagal tavo vizualų šabloną. Kol kas negirdžiu lengvo būdų tai padaryti, yra tų būdų tai padaryti, bet galėtume vėliau, kad nors papasakoti, nes aš paskutiniu metu daug eksperimentavau su dirbtinio intelekto dizaino įrankiais. Tai ten yra iš tiesų fantastiškas progresas. Atsiranda dabar kas savaitę po kokį nors naują įrankį, kuris leidžia nebe tekstu, o iš esmės vaizdo struktūromis dirbti dirbtiniam intelektui ir staiga jisai žymiai kokybiškiau daro visus vizualus. Bet čia atskira tema, galim dabar čia nenerti. Gerai, dar pakalbėsime apie Burger Kingą, apie Jungtinių Amerikos valstijų teismo naują nutarimą ir pakalbėsime apie Apple įrenginius, bet prieš tai noriu surasti darbuotojų mūsų dabartiniams rėmėjams, tai yra Oxylabs. Dar pasirodo, ne visus suradom darbuotojus, dar jie ieško vis dar toliau. Tai Oxylabs yra rėmėjai, kas nežino, jie kuria duomenų rinkimo sprendimus didžiausiams pasaulio verslams ir jie turi atvirų darbo pozicijų. Galite paspausti nuorodos ir pažiūrėti, kiek jų yra. Šią akimirką matau, kiek 49. O, tai mes jau realiai suradom porą žmonių, nes buvo apie 60. Tai džiaugiuosi, kad prisijungite. Ir jie sako, mes ieškom Pythono, Go ir web scraping programuotojų. Ir kadangi jau ir mes apie tai kalbame ir visi žino, kad šiais laikais kodą su dirbtinio intelekto pagalba sugeneruoti vis lengviau, tačiau smalsumo, kūrybiškumo ir azarto sprendžiant problemas taip lengvai žmogui neįduosi, todėl ieško būtent tokių žmonių, kurie turi ne tik techninius įgūdžius, bet ir kūrybiškumo ir azarto savybės ir netgi įdarbindami turi specialią techninę užduotį tokiems žmonėms, galvosūkį. Tai reikės pasirodyti, kad mokate iššūkius bei gerai pasukti galvą ir Oxylabsai turi milžinišką infrastruktūrą, tai tų iššūkių tikrai netruks, nes jie dirba su 170 milijonų proksių, iš viso pasaulio klientai per mėnesį turi 60 petabaitų duomenų srautą, tai čia realiai 60 milijonų video filmų. Tai dideli kiekiai duomenų, dideli kiekiai iššūkių ir ne vienas darbo pasiūlymas, ypatingai programuotojams, kas ieškote darbo, nueikite į nuorodą ir prisijungite į Oxylabs komandą. Aš noriu, mano jau dabar siekis yra, kad Oxylabs'e būtų 2 bitai departamentas. Žmonės atėję ten dirbti, išgirdę mūsų laidoje. Tikiuosi, kai tai padarysit, parašykit komentaruose, ateisim kavos atsigerti. Labai gerai. Man netoli ten naujamiestyje esu buvęs. Gerai, važiuojam toliau. Apple pristatė daug naujienų, papasakojimo apie tai. Dabar daro pavasario festivalį, kur kiekvieną dieną pristato ką nors naujo. Mes rašinėjame dabar trečiadienio popietę, tai dar nepaskelbė šios savaitės, šios dienos naujienų, bet aš žinau, kas tenai bus, tai papasakosiu vis tiek. Jonai nesvarbu, jūs galite skelbti, jūs neskelbė, kad ir po metų, Jonas jau dabar žino. Tai va, ką pristatė, man rodos, čia bus pirmadienį. Pirmadienį pristatė iPhone 17e. Tai yra pats pigiausias iPhone modelis, $600, tai bus turbūt, nežinau, 700 €, kaip ten veikia konvertavimas pinigų. Jo naujienos yra visų pirma bazinė talpa pakelta iš 128, kas buvo juokas, į 256 GB, kas yra mažiau juokas, naudoja šiek tiek galingesnį čipą ir turi 2 tikrai įdomius atnaujinimus, tai Ceramic Shield 2 mažiau besibraižantį ekraną, kas buvo net mano telefonas to neturi, aš visai norėčiau, nes susibraižo dabar. Ir MagSafe pagaliau. MagSafe man žiauriai patinka, aš labai mėgstu naudoti tuos magnetinius pakrovėjus, kaip ekranėlis tada veikia. Automobilyje per MagSafe pridedi telefoną labai gerai laikosi. Kam rekomenduoti? Šiaip nežinau, jis niekada nebuvo geras telefonas rekomenduoti. Pigiausias būdas gauti iPhone'ą, taip, bet aš pirmiausia ieškočiau naudoto kokio nors Pro, net ir geriau turbūt 2 metai senesnio, nes jis toks apvaržytas, dizainas toks pasenęs yra, jog nežinau. Bet jie Lietuvoje net nėra populiarūs. Pirkti tos iPhone'us yra nepopuliaru, tai važiuojam toliau. Pristatė iPad'ą naują su M4 čipu ir šiaip nelabai ką daugiau ir pasakysi. Tiesiog greitesnis procesorius, kaina ta pati. Tai čia buvo pirmadienis. Antradienis buvo MacBook'ų ir ekranų diena. Pristatė 2 naujus MacBook'us, MacBook Air su M5. Iš esmės irgi tiesiog pasakysi tai, jog greitesnis ir tiek. Ir man rodos pakelta bazinė duomenų kiekis. Dabar 512 GB, bet jo, bendrai Airas kaip Airas. Ir žymiai įdomiau, MacBook Pro
su naujais M5 Pro ir M5 Max procesoriais. Kol kas turėjome tik tai bazinį M5 ir visiems buvo įdomu, ar šitie Pro ir Max kažko nustebins. Ir jo, aš esu labai nustebęs M5. Tai 300% greitesnis CPU, iki 50% greitesnė grafika, dar labiau paspartintas neuroprocesinimas. Tai didžiulis šuolis net tarp 1 metų procesorių. Tai labai gerai atrodo. Aš itin laukiu, gali būti, jog po kelių mėnesių tik tai pristatys Mac Studio su M5 Ultra, nes jis turėtų būti dirbtinio intelekto žvėris. Maža dėžutė su potencialiai 512 GB RAM, kur tu gali lokalius modelius tiesiog turėti. Bet kalbant apie šitus 5 M5 procesorius MacBook'ose, ar nuo to M1, M2, M3, M4 labai greitai čia viskas keičiasi, ar jų kokybė tokia yra linijinė, vienas už kitą šiek tiek geresnis, ar manai, kad, nežinau, verta pirkti M3, bet ne M2, nežinau. Žiauriai skiriasi, maros M4, jeigu atsimenu, nuo M3 buvo labai mažas šuolis ir tada visi galvojo, na, tai čia ir tiek per pabaigą. Ir tada buvo M5, kuris buvo didžiulis šuolis. Tai kaip kada? Aš vis dar esu ant M1, tai vis dar veikia, žinai. Aš esu ant M2 tikriausiai. Ir šiaip tai su grafika dirbant, M2 Pro pas mane ir su grafika dirbant negaliu skūstis. Nežinau, man daugiau nereikia šią akimirką. Nu va, galim pažiūrėti, ar skūsėsi naujais ekranais. Tai pristatė 2 naujus, nes visi jau laukia, kas bus naujo ir vis tikėjosi, tiesąkant, žymiai daugiau negu ką pristatė. Tai naujas Studio Display, iš esmės tas pats, kas buvo anksčiau, labai panašus parametrai, man rodo šiek tiek geresnė kamera, gal šiek tiek geresni garsiakalbiai ir Thunderbolt 5. Iš esmės jie laukia, kol tu nusipirksi ekraną ir tada atnaujino jį. Taip, aš nusipirkau prieš porą savaičių. Studio Display tai yra MacBook'o tiesiog monitorius ir tiek, galima sakyti, ar ne? Jo. 5K, kas yra turbūt didžiausias toks parametras, jis nemažas. Pala, tai naujas 5K ir tas senas 5K? Ir tavo. Mano 5K. Taip, super, gerai, džiaugiuosi. Taip. Tai pala, tai pabrangino dabar jie, o už ką? Gal ir net nelabai pabrangino, gal kažkiek ir pabrangino. Aš beje pasakysiu, kad tiem, kas galbūt aktualu, pirks ar nepirks, nežinau, čia jokios reklamos turiu MacBook Studio Display, esu patenkintas, laimingas, nežinau, ką čia labai gudro pasakyti. Aš pirkau su nano danga, tai yra, kuri duoda šiek tiek matinį efektą ir jeigu kambaryje šviesu, tai padeda tam ekranui. Pas mane kambaryje tikrai šviesu, aš prie pat lango dirbu, tai gaila, neturiu to įprasto ekrano, parduotuvėje žiūrėjau jį, jis atrodo tikrai blizgesnis, tai jaučiuosi patenkintas. Man šviesumą užtenka. Aš girdėjęs blogą atsiliepimą apie tai, beveik visi, kas išbando, sako, jog nebegali gyventi kitaip, ypač jeigu turi apšvietimą po to. Tai jo, skamba labai gerai. Šiaip ar taip, mane labiau nustebino jų brangiausiam ekrano nauja karta. Studio Display XDR, jis yra jis žymiai pigesnis negu tai, kas buvo prieš tai, nes anksčiau tai buvo $5,000 pirkinys, dabar 3,300. Vis tiek dvigubai brangiau negu šitas paprastas Studio Display. Ką tu gauni už tą dvigubai didesnę kainą? 120 Hz ir šiek tiek ryškesnis. Viskas? Ir viskas. Ir aš visiškai nesuprantu, kam šitas produktas skirtas. Aš turiu tą patį žiauriai brangų Pro ekraną 6K, nes man žiauriai patinka 6K. Aš noriu turėti maksimaliaus dydžio ekraną, vieną ekraną. Tik 6K, ne 5,5. Nope. Ir dabar aš žiūriu šitą ir jie nutraukia gamybą šito 6K ekrano ir didžiausias, kurį pardavinėja, yra 5K. Ir aš manau, kad niekam jo nereikia šito 120 Hz. Yra žymiai geresnių, pigesnių iš kitų gamintojų, jeigu to ieškai. Pala, tai jie anksčiau buvo šitas ekranas Studio Display XDR 6K, dabar tik 5K? Taip. Tiesiog, bet kaina $1,500 mažiau. Jo. Bet tu tiesiog gali pirkti studio ekraną paprastą. Na taip, tai logiška. Nežinau, bet įdomu, kam prieš tai tas ekranas buvo skirtas. Man atrodo, auditorija buvo tie, kas nori daug sumokėti pinigų. Wow, okei. Prisipažįsiu. Nes, come on, jau ten gerai, jeigu tu Disney'uje dirbi, tai be abejo naudosi šitokį gerą ekraną 6K, bet šiaip tai čia normaliam žmogui, tai sorionai, ne? Net pats sakai, neišnaudoji, ką, ar tu išnaudoji ten, ką žinau, kiek ten, tame 6K pasidarai 3 mini ekranus, 3 aplikacijas. Man tai labai patinka turėti žiauriai daug langų. Bet čia mano specifika. Tai gerai, daug langų, bet gali padaryti daug langų ir ant 2K ekrano. Gali, bet žymiai daugiau ant 6K. Gerai, supratau. Nesiginčiu. Gerai. Šiaip ar taip, ką pristatys po mūsų įrašo? Žymiai, pati įdomiausia naujiena yra naujas MacBook modelis. Ir jisai žiauriai įdomus. Jeigu visi lygiai yra teisingi, jisai vadinsis MacBook Neo, kai jūs klausot, jūs jau žinote apie tai. 13 colio ekranas. Įdomiausias faktas,
nebe M procesorius, o A18 Pro iPhone procesorius. iPhone procesorius MacBook'e, iš esmės jie mato, jog šitie iPhone procesoriai, jie jau yra greitesni negu M1 tie procesoriai. Tai nėra čia ko labai dėl jų spartos ar galios liūdėti. Ir tas leis jiems turbūt padaryti patį pigiausiai perkamiausią MacBook'ą. Spėju, jog kaina bus kažkur tarp $600 ir $800. Aš manau, MacBook'as už $600 būtų neįtikėtina, net ir 700 MacBook'ui būtų visai įspūdingas prieinamas kiekis. Logika šiek tiek nesusiveda, nes tu turi MacBook Air, kuris yra pigesnis, studentui tinkamas. Brangesnis gerokai. Jis dar brangesnis. Jis tiesa, 1100. 1100, taip. Na gerai, pigu, bet iš MacBook'o tu tikėsi šiek tiek daugiau galios negu. Nežinau, aš tai iš visų tais pačiais pigiausiais modeliais, nežinau, esu skeptiškas. Geriau imti šiek tiek senesnį, padėvėtą poros metų, bet labiau pro negu tą patį pigiausią. Galbūt, bet žinai, jeigu jis bus pats ploniausias, labai gali būti. Pats lengviausias, labai gali būti. Ir pats spalvočiausias, nes panašu, jis bus geltonas, mėlynas, rožinis. Aš manau, jis labai gali būti hitas. Aš pats kartais apie tai pagalvoju, kodėl neturėti, žinai, jeigu aš tiesiog dirbu su agentais debesyje, Taip. Kam man nešiotis MacBook Pro, jeigu aš galiu nešiotis tiesiog geltoną gražią kortelę. Nieko, jau viskas gerai, geltonas spalva ir man parduoda dalykus, tai negaliu čia nieko stumti. Įdomu, kaip jiems pasieks MacBook'as už $600. Wow, įdomu. Gerai, važiuokime gal toliau, ar ne? Aš dar turiu istoriją, kuri Jungtinėse Amerikos valstijose taip pat nuskambėjo gana garsiai. Įdomi istorija. Paskelbė Burger Kingas, kad pradeda naudoti dirbtinio intelekto pokalbių robotą pavadinimu Patty. Ir iš esmės jis veiks darbuotojų ausinėse, kurias jie šiaip ar taip naudoja. Ir tai bus sistema, kuri analizuos darbuotojų šneką. Ir vertins... Kaip paplotėlis, kokia nesąmonė, aš dabar supratau. Jie dabar testuoja šitą sistemą 500 restoranų ir jisai teoriškai skaičiuos tokias frazes kaip sveiki atvykę į Burger Kingą, prašom, ačiū skanaus. Ir vadybininkai parduotuvių galės matyti, kaip jų restoranui sekasi draugiškumo skalėje. Tai turėtų būti coachingo įrankis, sako Burger Kingo vadovai. Taip pat šitas ausinės leis paklausti, pavyzdžiui, kaip man išvalyti kokteilio automatą arba kiek šoninės juostelių dėti ant hoperio. Tai ir galėsiu pasitarti su asistentu. Kas yra, kodėl tu taip žiūri, nemato nieks, kas kaip žiūri, bet... Ne, tarsi, kai kurie klausimai yra logiški. Taip. Kai kurie yra, tarme... Nu tai pamiršau, kiek juostelių dėti kiaulienos, ar 3 ar 2, ką aš žinau. Nu gerai, okei, bet šiaip ar taip, mano reakcija yra... Taip, aš suprantu. Tokia bloga. Tai bloga ir pasaulyje reakcija. Dar tas asistentas praneša, kad, pavyzdžiui, laikas valyti tualetą ir dar jie po to pačiu praneša šitą naujieną, kad šiaip čia jie daro didelį sistemų atnaujinimą ir apskritai viskas ten bus daugiau automatizuota, tai jeigu šitame Burger King'e dings kažkoks produktas, jo nebeliks, tai per 15 minučių sistema turėtų suprasti, kad šito produkto nebėra, išimam jį iš meniu, nerekomenduojam jį pravažiuojantiems ir perkantiems ir gal netgi tas asistentas turės informaciją. Čia cool. Tai va, šiaip reakcija internete yra stipriai neigiama, nes be abejo, kur tai yra riba, ar ne? Kur mes padedam darbuotojams, kur mes juos sekame, kur yra sekimas ir kur yra priežiūra kiekvieno darbuotojo per petį. Ir su tuo sekimu, vėlgi, kada tu konkrečiai įvardyji tam tikrus tokius sveiki atvykę į Burger King, prašom, ačiū, skanaus, tu žmonės, kurie dar buvo vienintelis dalykas, kuo jie skiriasi nuo robotų, jog jie nebuvo tokie automatizuoti, tu juos stumi link robotiškumo. Ir tuomet, jeigu tu jau žinosi, jog kiekvienas žmogus tame Burger King'e už prekystalio tau atskaito kažkokį tokį patį scenarijų, nes vėliau nuo to priklausys, ar jis gaus tips ar negaus, tai kodėl po to tau nebegalvoti, jog, šiaip tai ir to žmogaus nebereikia, tiesiog robotų pakeisime. Taip, tai daugam tai yra diskusija, proga padiskutuoti apie tai, nes šiaip... Aš šiaip aplinkoje, dabar netgi savaitgalį kalbėjom su vienais ten verslo žmonėmis ir kiek aplinkoje yra kuriama šiuo metu sistemų, kurios seka kalbą. Pavyzdžiui, vieni lietuviai pasako dabar kuria sistemą, kuria analizuotų skambučių centrų žmonių pokalbius, kas labai atrodo logiška ir natūralu, ir lygiai taip pat skaičiuotų ir žiūrėtų, kiek kartų ten pasiūlytas naujas planas jam, ar paminėti konkurentai ar ne. Ir aš suprantu to verslo logiką,
Bet jeigu galvočiau apie tai starbinti, tai galvoju, o ne, kažkas kiekvieną mano žodį seka, ar ne, kažkas galės suskaičiuoti, metų pabaigoje bus statistika, kiek aš kartų pasakiau ačiū. Ir tam, kuris mūsų departamente pasakys mažiausiai ačiū, pasieteis vadybininkas ir sakys, žiūrėk, vat matai, Petras tai ten pasistengė, o tu ačiū sakai 34% mažiau kartų negu kiti. Tame yra toksai socialinio kontrakto labai negražus pokytis iš tokio, mes pasitikim, kad tu gerai darysi ir jeigu bus jeigu blogai darysi, tai bus pasiekmės, bet tau nežiūrim per petį į tokį kontraktą, kad mes nelabai pasitikim ir seksime kiekvieną tavo žingsnį, o ne rezultatą. Tai dėl to Amerikoje nemaža diskusija apie tai užsikūrė ir nusivylimo šitą naujieną yra. Bet čia man toks įspūdis, jog viskas išplaukia iš tokio, jog vėlgi departamentai išsikėlė savo kažkokius skaitinius tikslus, KPIs, taip sakant, ir sako, jog mums reikia ten kažkokio plano, kai ten kalba žmogus aptarnavime, mes norime, jog nusipirktų kokį nors upgrade'ą 30% daugiau negu praeitą ketvirtį. Ir gali motyvuoti darbuotojus, sakyti, mums reikia pakelti šių skaičius, bet štai ateina magiška technologija, kuris staiga tau matuos ir staiga tu matysi skaičiukais, jog, iš tiesų mes pakilome tik 23%, vadinasi, reikia dar griežčiau spaus žmonės tą stumti ir taip toliau. Kur man tai labai smarkiai pradeda matytis, jog tai trukdo tiesiog žmonėms būti žmonėmis, yra, jog kai jie supranta, jog jie nebeturi pasirinkimo elgtis žmogiškai ir turi visą laiką išpildyti tos sistemos reikalavimus, jie nebereaguoja į situaciją. Net jeigu jaučia, jog tu šiuo metu esi absoliučiai 100%, net tos emocijos, jog tu priimtum jokią informaciją apie naują upgrade'ą, jie jaučia, jog sistema galbūt to nejaučia, jog tu esi nenuotaikoj, jų sistema skaičiuoja, kiek kartų pasiūlė tą atsinaujinimą kažkokį ir tiesiog išlemena. Ir tu galvoji, jog su kokiu robotu žmogumi aš dabar kalbu, kuris nesupranta, iš kur aš ateinu. Taip. Man dar galų galia dar irgi toks lemiamas argumentas gal, kad aš galiu įsivaizduoti vadybininkus, kurie ateis ir sakys, Petrai, tu ten nesisveikini, nesakai kažko. Ir dažnu atveju tokios sistemos yra, vadybininkai turi prieigą prie jų, ten visą analizę mato, o tu esi pardavėjas ar kažką ir tu, turi patikėti, kad tikriausiai aš ten mažiau sveikinuosi. Yra tokia tam tikra monopolija tos sistemos ir tau sako, sistema taip sako, kad tu esi blogas. Ir nebent tu turi prieigą prie tos sistemos, jos duomenų ir gali pažiūrėti ir pasakyti, kad, gerai, aš čia mažiau kažką padariau. Kitu atveju tu turi toksai būti, taip, sutinku. Tai, nežinau, man atrodo, čia tokios platesnės diskusijos tema apie tą visą technologinį žmoginimą. Aš tai džiaugiuosi, kad žmonės reaguoja į tokias naujienas ir kad sureaguoja ir kad jos vis dar jiems nepatinka. Ir man nepatinka. Ir nenorėčiau dirbti kompanijoje, kuri naudoja tokius dalykus. Jo, čia pats toks žemiausias lygis, vėlgi, kur iš esmės tave tiesiog robotizuoja procese ir to proceso galas yra, jog tiesiog tavęs nebereikia. Taip, bet turint omenyje, kaip pigu tampa sekti tekstą, audio ar ne, ką kalba žmogus, pavyzdžiui, mūsų daryti laidos analizę, kažkas galėtų pasikurti jau susivaikaudinti įrankį ir pažiūrėti, kiek kartų visgi Jonas pagyrė Apple ir iš tikrųjų nėra slaptas Apple agentas. Taip. Ir atrasti koreliacijų. Ir žinai, galime net sugrįžti prie mūsų pirmos didžiausios naujienos, tai ką Dario Amadei dabar per interviu šnekėjo, jis žiauriai gerai argumentuoja, o kodėl reikia turėti tą raudoną liniją, jog nesekti pačių amerikiečių per jų sistemas, jeigu, pavyzdžiui, jų konstitucijoje egzistuoja 4 pataisa, kuri draudžia tokį dalyką. Jo argumentas yra, jog, tai draudžia duomenų rinkimą tais senais klasikiniais būdais, bet tau nereikia eiti į žmonių privačią informaciją, tu gali tiesiog sekti viską, kas vyksta viešojame gyvenime, viešose erdvėse, per viešas kameras ir dirbtinis intelektas įgalina sekimą legaliais būdais, kuris nebuvo įmanomas tiesiog dėl to, jog anksčiau tam reikėdavo žmonių smegenų. Ir kadangi vyksta toksai kategorinis pokytis, kaip senom priemonėm, kuriam viskas buvo dirbtinis intelektas suteikia naujų galimybių, staiga nebegali net konstituciniam garantijom pasitikėti. Geras tavo pastebėjimas, yra geras, kad nebereikia eiti į privatų gyvenimą, užtenka iš visos informacijos. Tai. Gerai, pabaigai gal dar vieną naujieną, tokia ne pati svarbiausia, bet užbaigė seną istoriją, kurią vis tenka pacituoti autorių teisų temose. Tai yra Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas atsisakė nagrinėti klausimą, ar dirbtinio intelekto sugeneruotas menas gali būti saugomas autorių teisę pagal įstatymus. Ir čia yra tokia sena istorija, 2018 metais menininkas Stevenas Staleris, jisai padavė į teismą Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisų biurą, nes jisai atmetė jo paraišką,
kuriame jisai sakė, kad, aš noriu užregistruoti darbą, tai yra toksai, kaip čia pasakyti, grafikos kūrinys, galite jį pažiūrėti, jisai vadinasi A Recent Entrance to Paradise, toksai psichodelinis paveikslėlis, man patinka. Trippy. Jisai daug, kalbame apie dirbtinį intelektą ir autorių teisės, tai šitą paveikslėlį matai ten visur. Šitas autorius sakė, kad ne aš sukūriau šitą paveikslą su dirbtiniu intelektu, su savo technologija, su savo ten pačiu modeliu, kurį pats sukūriau. Su savo, ten man atrodo modelį, ką pats turėjo, bet jisai sukūrė. Ir autorius yra šita sistema, ir aš prašau taip ir užregistruokite, kad šita sistema autorius, bet sistemos savininkas esu aš. Ir trumpai tariant, tai visi teismai nuo žemiausio iki aukščiausio su juo ginčiasi, atsisakė ir jisai štai, kiek čia beveik 10 metų kovojo šitą teismą ir galų gale viskas sudarė, nes aukščiausiasis teismas sako, ne. Tik tai žmogus gali būti darbo kūrinio autorius, ne dirbtinis intelektas ir ne technologija. Kitaip tariant, jis šį bando įrodyti priešingą dalyką, ką turbūt dauguma šiuo metu dirbtinio intelekto kompanijų bando įrodyti, kur jos kovoja už tai, jog nesvarbu, ar tą daro dirbtinis intelektas ar žmogus, jog tą sukūrė žmogus ir tam galiotų kažkokios teisės. Jisai bando sakyti, ne, jums gali atrodyti, jog tą sukūrė žmogus. Iš tiesų, ne, aš to neliečiau. Ir toks prieš vėją bandė kovoti, galima sakyti. Na taip, čia toks gana filosofinis jo ginčas buvo, nes tie teismai taip patys sakė, kad tu laisvai galėjai užregistruoti, kad su šitų įrankių sukūrėjai, bet autorius esi tu. Žodžiu, bet aš norėjau šitą bylą paminėti, nes manęs netikėtai dažnai žmonės klausia tokių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, Lukai, generavai muziką su dirbtiniu intelektu, tai kas yra autorius? Ir man tai savaime aišku, kad man tai yra elementaru, nesvarbu, kad spaudžiu mygtuką, atrinkau, žmonėm daugam tai atrodo neelementaru, nežinau kodėl, net nesu tikras. Autorius gali būti žmogus, beje, aš turėjau intenciją, aš paspaudžiau, aš atrinkau, tai man viskas yra logiška. Aš manau, tas klausimas darysis aktualesnis tuomet, kai tas atstumas nuo kūrybos ir rezultato tik tai ilgės, nes žinai, jeigu tu iš tiesų tiesiog duodi promptą, išgirsti dainą, sakai, šitas nelabai gerai, pakeičiam promptą, tai tam tikrų lygių gali sakyti, jog taip, čia dirbtinis intelektas veikia kaip labai protingas instrumentas, kuris tiesiog išgroja tavo tekstą, tarkim. Neįsiu dabar labai giliai. Manau, mūsų šiaip bendrai turbūt nuomonės apie dirbtinį intelektą naudojimą muzikos, kuriame yra panašios, tai šiaip ar taip. Bet jeigu tu nutolti nuo to proceso ir pavyzdžiui, žinai, sukuri automatizuotą YouTube kanalą, kuris kiekvieną dieną įkelia 1 valandos smooth jazz kompiliaciją. Ir tokių yra krūvos kanalų, ar ne? Ar čia vis dar žmogaus kūryba? Jisai sukūrė promptą daryti tą smooth jazzą kiekvieną dieną, bet jis yra taip toli nuo atrinkimo. Tai čia gerai pastebėjai, gal tikriausiai būtinėme lygmenyje klausimas yra, ar čia žmogaus kūryba, teisinėje kalboje klausimas visgi yra, kam priklauso šito kūrinio autorystė, tai yra, kas yra autorius. Kažkaip čia yra super įdomi tema, kadangi aš ne vienoje konferencijoje apie tai kalbėjau, yra prancūziškas ir britiškas autorystės supratimas, kur yra autorius ir kūrėjas nebūtinai gali sutapti, yra toksai, sukūrė tas, kuris turėjo tam širdį. Žodžiu, yra toks labiau kilnesnis supratimas, bet čia yra toks racionalesnis, paprastesnis, kas visgi gaus tą royalties už šitą kūrinį ir aš manau, kad būtų labai labai keistas pasaulis, jeigu teisiškai galėtume užregistruoti autorystę programai arba kompiuteriui. Aš manau, kad tai turėtų būti tik žmogus. Pritariu aukščiausiam teismui šiuo atveju. Nice. Tai va, uždaryti galima šitą temą, nes tik daug prie šitos naujienos vis sugrįžti. Gerai, mes čia ir sustokime. Dubitai, kaip visuomet, lauksime jūsų komentarų YouTube'e, labai smagu paklausyti, paskaityti ir atsakyti. Susitiksim po savaitės, žiūrėsim, ar ten dar gyvensim tam po savaitės. Jokauju, viskas bus gerai. Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, Dubitai, sakom, iki kitos savaitės. Iki. Tik kartais pagalvoju, mes kalbam apie ateitį, kol pasaulis sprendžia, ar ją apskritai turės. Du bitai. Du bitus remia Oxylabs.